1945 metai rugpjūčio mėnuo. Su nauja energija atsistato iš fašistinio jungo išlaisvinta tarybų Lietuva. Bet mažažemis Jokimas Žaldokas, avantiūristų sidabro prikalbėtas, neįsijungia į naująjį darbą. Jis laukia, gal laikai dar pasikeis. Apsimetęs ligonių, jis guli lovoje ir verčiasi savo senų aludarių karaliaus amatų, daro alų. Nuolat pasigyvena nusmukęs kaimo muzikantas Sapiega, tolima giminaitė senmergė Paukštytė, dažnas svečias ir zakristijonas Rūta. Veltui jo duktė Ievutė ir sūnus paauglys Tamošius stengiasi visus darbus nudirbti ir tėvą į dorą kelią atvesti. Vidurdienis. Saulutė linksmai šviečia, visi dirba laukuose, o Žaldoko kieme mirties tyla. Ant prieklėčio stovi didžiulis kubilas, tai daromas alus. Čia pat pastatyta lova, kurioje reičių nuo mūsų užsidengęs miega Žaldokas. Prie kubilo sukritęs knarkė muzikantas Sapiega. Kiek tolėliau, ant prieklėčio, giliai įmigusi Paukštytė. Atsibunda Sapiega ir Paukštytė. Sapiegai labai rūpi alaus darimo paslaptis. Aš, Magdut, vis dėlto žvilgterėsiu. Nežiūrėk, Mataušėlį, nežiūrėk. Prieš laiką pažiūrėjus, visą alų galima sugadinti. Ot, ko aš negaliu pakęsti. Ot, kas mane stačiai žemėn guldo. Kam tos kalbos, tam tie prietarai? Nuo mano žvilgsnio alus surūks. Koks šis stebuklas? Labai paprasta. Nuo blogos akies net vaikai miršta. Magdut, ką tu čia man kalbi? Man, Sapiegai. Ašgi pasaulio mačiau gerą gabalą. Ir negaliu aš priprasti prie jūsų šitų kvailų prietarų. Na, suprantama, liepė kubilą išnešti į kiemą. Greičiai karšta, musės, katinai. Bet kuriems velniams jisai vasaros metu kubilą kailiniais dengia. Kam štai šeško iškamšą stato? Taip jo Biblijoje parašyta. Biblijoje? Šventame rašte apie alų parašyta. O kasgi ten rašė? Šventas Birmakas parašė. Birmakas? Koks? Šventas aludarių patronas. Birmakas. Tu, Magdut, mano mirties trokšti. Šventame rašte to nėra. Yra. Aš pati mačiau, ant pirmo puslapio parašyta. Ant pirmo puslapio apie pasaulio sutvėrimą parašyta. Ir apie alų. Nespausdinta, bet ranka parašyta. Pati mačiau. Niekus kalbi. Geriau pasakyk, kam dabar Jokimas alų daro. Ponai, sidabrui. Sidabrui? Tam Medeikio tarybinio ūkio ūkvedį? Tam pačiam. Pusę miežių derliaus pas mus į kubilą sugrūdų. Tai ko svetimo gailėtis nėra ko. Svaiginantis vyriškis tas sidabras. Magdut, parodyk tu man tą Bibliją tik vienai dienai. O kas man už tai bus? O ko tu už tai norėtum sakyk, a? Aš tau tą Bibliją, Mataušėlį, išvoksiu. Tu nebijok. Ir dar porą paslaptėlių atskleisiu. Na. Atsimeni tu tą alų, kuris buvo padarė Žaldokienis metinėm? Argi galima tai užmiršti? Ten dinamitas buvo. Tai ūsą išrovė, diendaržį sudegė. Tai aš tau papasakosiu, ką jis tuomet į alų įdėjo. Neviliok, Magdut, sakyk greičiau, ko jis manęs nori. Viską padarysiu. Tik meilės neprašyk, nieko nebus. Eik tu, eik. Labai tu man reikalingas. Tu padaryk man. Na. Tu padaryk taip, kad aš
Jis... Ar tu pagimdysi pagaliau? Kad jis su manim... Kad jis mane vestų. Kas? Pripiršk mane jokimui. Jis mane užmuš. O tu atsargiai, Mataušėli, pradėk iš tolo miglotai. Ir kada tau tas noras užėjo? Nuo pavasario pajutau lyg kokį širdys smūgį. Ir supratau, kad atėjo pats tikrasis laikas man tuoktis, o paskui gal bus per vėlu. Ant priesvirnio triukšmas. Tai žaldokas kažkodėl nubunda. Pašoko, numetė kailinius ir atsisėdo. Smarkiai pučia. Plaukai pasišiaušia, vienas ūsas žemyn, kitas aukštyn. Dairusi, iš miego nesupranta, kur besas. Ai. Šeimininkė, kas atsitiko? Ai. Žalią mėsą. Ai. Ką sakai? Sapne žalią mėsą mačiau. Baisu, labai baisu. Tai gal ir neblogai? Ne. Tai blogai vadins. Blogai. Nebus. Paguldykit mane. Liūdna man, prieteliau, liūdna. Mačiau, svirno durys lyg buvo padėtos ant 4 akmenų ir ant tų durų žalia mėsa. Labai interesna, labai. Motiejau, pagrok, siela garsų trokšta. Gerai, Jokimuti, gerai. Sapiega ima savo seną smuiką ir atsisėdęs ant akmens, kuris guli laiptelių vietoje, pradeda griežti valsą Izabelą. Tamsta, Magdalena Paukštytė, malonėkite surasti 3-4 akmenys ir juos išplauti. Bet žiūrėkit, kad akmenys nebūtų minkšti. Aš jau žinau, kokių tamstai reikia. Aš jau tamstai mokėsiu pataikyti. Aš Kaune pas generolą Burbą tarnavau. Palauk. Ar buvo kas nors atėjęs? Rūtienį vyras dingo. Iš draugo Sidabro jokių žinių? Nebuvo. Ievutė gyrėsi, kad daug naujienų žinanti. Čia ateina ir te pasako. Nenoriu aš tavo tos Izabelos. Motiejau, man liūdna. Pagrok man tą dainą, kurią grojai žmonėms verkt trokštantiems. Tokias 2 turiu. Išeivis ir sudė kvietkelį. Meldžiu išeivį. Motiejau gana, nebegrogai. Liūdna man, Motiejau, liūdna. Jaučiu, kad artinasi juodos dienos ir neglaustis manęs tarybinė valdžia ir visi mano nuopelnai bus užmiršti kraštui. Motiejau. Taigi kiek čia žmogaus būta, kiek galiūnų, taigi tų pūrų žirnių į Skripkaus mūrinį vėjo malūną, taigi bėgte užneždavau, pusgirnį pakeldavau. O dabar... Bet tu gal dar ir nemirsi. Kažin, Motiejau, kažin. Mirties dar negeidžiu, bet nelaimės tai laukiu. Motiejau, tu gal... Kokį valandžiukį pasitrauk, man reikia tam tikras apeigas atlikti. Aš galiu ką padėti, jeigu pats už kunigą, tai aš už zakristijoną. Išeik, man susikaupti reikia. Ir reik taip, kad aš tave matyčiau beeinantį. Sapiega liūdnas išeina. Žaldokas seka jį, paskui gyvai pašoka iš lovos, ištraukia iš po pagalvės maišelį cukraus ir pila į alų.